Nereikėjo šitiek laukti po velniais, juk seniai matėt, kad jis plaukė. Nu ir kas, kad plaukė, o ką mums daryti reikėjo? Dabar jisai jūsų teritorijai. Upė jūsų teritorija, mūsų komisariato teritorija, iki vandens ir vsio. Mes tavo lavonų netrauksim. Ir tu, Ženė, man smegenų nepudrink. Kokia upė? Jisai jau prie kranto. Jie jau į krantą išneša, pasižiūrėk, jo galva į smėlį remiasi. Jisai išneštas, vadinasi, jisai jums priklauso. Aha, specialiai laukėt, kol iki mūsų kranto atneš. Dabar žiūrėk. Nu tu visai, mes jūsų skendolę neimsim. Matai, srovė atgal neša. Kas čia vyksta, vyrai? Ar pasiūtot? Kas čia vyksta? Skenduolis jų teritorijai, o man Žinkas smegenis pudrina. Tu galvoji, kad mums nerūpi mūsų procentai, tik jums? Skenduolis išneštas ant kranto, vadinasi, tai jų... Blin, kaip aš trauksiu per jūsų tas teritorijas, kad jūs abu užsikišit. Taigi skenduolis, gal jis mamą, tėtį turi, gal giminėms reikia pranešti, o jūs teritorijos, savo šūdas tos jūsų teritorijos, greitai registruoti ir traukti į krantą. Čia ne mūsų. Klausyk tuoj. Jūsų, mūsų. Traukat staigiai. Vyrai. Dėdu, su kuo jis gali taip ilgai kalbėtis tokiam trante? Iš kur aš galiu žinoti? O žiūrėk. Tai ko tu stovi, važiuok, jo? Nevaryk arklių, dar uodegą pamatysi. Jo, fanai kaip varo, a? Išprotėjęs kažkoks psichas. Brač. Toks jausmas, kad Vilniuje kelių policijos nėra. Ei, žiūrėk. Žiūrėk, kokia pana. Tik į kelią žiūriu, avinė. Palauk, kiekvienas užpakalis turi savo veidą. O jo, fanai, kokie buferiai, matei? Klausyk, laikas su savo seksualiniam problemom, blemba, bent darbe galėtum pamiršti. Tai koks man skirtumas, vis tiek tu vairuoji. Bet blemba kaip varo, a? Neišeis tas mūsų vadinamas verslininkas. Na čia pusę valandos kaip sėdim. Važiuojam į prokuratūrą, atsiskaitysim. Negerai, po to tada su Marytė rėks, jeigu kad nors praleisim. Jei Bogui savo gospodinę minko. Jis tikrai neišeis. Važiuoja. Ai, varom, ką čia sėdėtų. Žinok, Tadas niekad nerakina mašinos. Sako, aš prokuroras, manęs ir taip turi bijoti. Tai jis tada durnas. Įlys kokie pacanai, iškrapštys muziką ir šaistko. Ir bus jam, aš prokuroras. Kalifornijoje vynas. Žiūrėk, kur eini gerai. Senamiestis sprogimas. Yra žmonių aukų. Pardon, vyrai. Gal varom pažiūrėsim? Aha. Taip, klausau. Sprogimas Švento Stepono gatvėje, 24. Eina pek. Nu, gyvenamas namas. Visus kviečiam. Važiuojam. Jeigu ne vien gaisrininkus kviečia, vadinasi kažkas rimčiau. Žiūrėsim. Nu, kas čia atsitiko? Neblogai driokstelė. Kol kas neaišku, bet rodas, kad sprogdinta. Aukų yra? Yra vienas.
velnės, čiagi tas pats namas, kur mes prieš porą valandų palikom savo tą verslininką. Točnai tas pats. O, mūsų džigitai prisistatė. Čiagi tas pats namas, kur mes prieš porą valandų palikom savo objektą. O kodėl jūs jį palikot, ką? Tai kad nieko nevyksta, tai kiek čia laiko gali sėdėti? Tai jis paskambino į komisariatą, ten niekas nieko ir išvažiavo. Koks po velnių išvažiavom, kas jums buvo pasakyta? Stebėti ir žiūrėti. Nežinau kaip ką. O tie idiotai išvažiavo, ne? Ką su jumis daryti, aš neįsivaizduoju. Nu ką, Andžiai, su tavim daryti? Man į snukį reikia duoti už tokius išvažiavom. Ko čia reikia, nu? Išvažiavom, nieko dabar nebepakeisi. Eikit jūs velnio. Snukį. Tu čia nervinės. Einam kur nors užvalgyti. Pagaliau. Labas, ma. Kur tu taip ilgai? Ai, vyresnių klasių bernių. Ką? Nieko. Atsitiko kas nors? Ne. Įjunk radiją. Vilniaus senamiestyje nugriaudėjo galingas sprogimas. Apie galimas aukas kol kas nepranešama. Vyksta tyrimas. Tie berniukai. Velnias vėl Tadas Vilai grįš. Kodėl? Tik girdėjai, kažkas sprogo. O žadėjo, kad man padės paruošti namų darbus. Vėl vėlai grįš. Galėsiu eiti į kiemą. Kai paruoši pamokas, galėsi. Tai va, tokios tokelės, džigitai. Pagrindinis įtariamasis Jurgis Baltramejūnas išlėkė, taip sakant, į orą. Ir byla dėl 5 tyčinių bankrotų. Spėjamai tyčinių. Gerai, spėjamai tyčinių bankrotų, taip sakant, pakybo ore. Kas girdėt revizijų departamente? Rausiasi. Bet juk pats žinai, sunku tas perbrist finansinės džiunglės. Taip. Vadinasi, iš revizijų departamento greitai pagalbos mes nesulauksim. Aišku, kas dar? Valstybės kontrolė aiškinasi, jog kaip ne kaip valdiški pinigėliai nuskenda, gelbėjant visas tas akcinės bendrovės nuo bankrotų. Taip, ir visų tų bendrovių sanavimų. Kuo? Pertvarkymų ir gelbėjimų beraštį. Visų tų bendrovių sanavimų laiką užsiėmė gerbiamas velionis ponas Baltramejūnas, prie kurio tu buvai pririštas su griežtų įsakymų jo nepaleisti. Tai gal išklotinės padės, vis tiek juk teismo sankciją pokalbių klausimui turi? Toje aferoje tik tai jam vieninteliam babkės kapsijo. Niekas nei cento negalėjo gauti. Kur ten? Atvirkščiai, darbininkai su nosim liko, bet, žinai, tokia jau jų dalia tose visose bankrotuose. Tiekėjai irgi, kreditoriai irgi su nosimo toliukas. Visi, ir sodra, ir mokesčių inspekcija. Na taip, čia ir durniai, aišku. Na, nenorėjau pasakyti, kad tu iki durniaus nesdavai. Todėl kuo bono? Ką? Čia gilotiniškai, dieve tu man. Nu tai man tai nedėstė dar. Kuo? Kam naudinga? Visų pirma, jam pačiam. Tai gal pats jis suorganizavo. Pakišo lavoną, o pats į Bahamus išskrido. O gal iš tiesų kas nors keršė? Gal darbininkai, gal tie patys kreditoriai? Sunku man būtų įsivaizduoti, kad profsąjungos komitetas nubalsuoja subombint Baltramejūną. Ne, čia kažkas paprasčiau. Zuikuti. Ingrida, mum kavos. Gerai, Tadai, gerai. Mat tave velniai. Patikrinsim tą versiją, kad, kaip tu sakai, Jurgis Baltramejūnas pats save susprogdino. Laika, kaip susprogimo ekspertizė?
Reikės palaukti, kol ten viską išsiaiškins. Bet šiaip keistas dalykas. Atrodė, kai sprogo, tai kad pusę Vilniaus išnešė. O iš arčiau pažiūrėjom, taigi net ne visi langai išdužę. Jau iš to Baltramiejūno tik tai liko rageliai ir nageliai. Vadinasi, prie pat epicentro buvo. Baikitės vieną kartą su tais tarptautiniais žodžiais. Nieko savo, ir sugebėktų man. Ne, aišku, galima, aš suprantu, bombą įmontuoti unitazą, palauk, kol tavo pacientas ateis, atsisės ant didelio. Galima, aišku, ir į kompą įmontuoti ir tada palaus. Galima į čemodaną įdėti ir tada viskas gali. Taigi točnai, taigi viskas susiveda. Taigi jam diplomatą perdavė. Kas perdavė? Taigi Laika dar fotkino visą tą sceną. Tiksliai, ten buvo kažkoks tai... Brač. Aš per tuos sprogimus buvau pamiršęs. Tai kad tu nori pasakyti, kad čia yra tas, kuris perdavė diplomatą Baltramiejūnui? Nu, bent jau jo mašina tai tikrai yra. Tai ko tu tylėjai? Tai per tą sprogimą buvau pamiršęs. Tai aš į laboratoriją tada gal nunešiu. Gali jau neskubėti. Ten dabar taip užsiėmė, kad net jeigu generalinių įsakymų gąsdinčiau, jie nieko nepadės. Tai aš tada į Kodaką arba į Fudži nunešiu. Jo, nunešk ir paaiškink, kad čia yra labai svarbus veždokai. Glušas tu daiktas. Sėdėsi tu prie laboratorijos, palauksi, kol atsilaisvins mūsų burtininkai, o tada padarys nuotraukas. O mes tuo metu pakalbėsim apie paskutinės Jurgio Baltramiejūno gyvenimo minutės. O tai ką dabar daryti su ta versija? Ar jis pats susisprogdino, ar į profsąjūzas užvertė? Su profsąjūzais gali nusiraminti, todėl pirmosios tai sutikrint dantis, kraujo grupę. Ir ką rasi ligos istorijoje. O gal vis dėlto? Nu tu ir duodi. Matai, norėjau kaip geriau, išėjo kaip visada. Maladėc. Tai kas ten sprogo? Oi, tik tai nekvaršink savo galvelės prokuratūros reikalais. Pala. Žinau, ką aš įsivaizduoju, kodėl tu nori mane užversti santechnikos darbais. Ką? Aš įtariu, kad kaip porno filmuose tu nori užlaužti santechniką. Ką? Tai tokios seksualinės fantazijos, kaip porno filmuose. Įsivaizduok, vieniša moteris išsikviečia santechniką, o po to su juo mylisi ant virtuvės grindų. Ak šitaip, tik žinai, tose filmuose tos moterys būna ištekėjusios. Ir jų vyrai truputį ilgai užsibūna darbe, bet jos su tuo santechniku pasimyli tik po to, kai jis atlieka savo darbą. Taigi, brangusis, neišsisuksi. Klausyk, gyvos, Stela. Gal pirma pamaitink mane, gerai? Kas čia dabar? Tuoj pasižiūrėsiu. Sveikas. Prašau. O, Laika. Sveikas. Gal nori valgyt? Gal... Tik jau nesakyk, kad atėjai Tado išsivest. Ne, tai čia... Mūsų Laikas darboholikas atnešė nuotraukas iš įvykio vietos. Žmogus stengiasi, nori išpirkti savo kaltę, taip? Apie ką jūs čia? Čia dėl darbo. Čia dėl darbo. Žinai, nieko gero. Perdak purvasklaidai. Jeigu išspausdini, gal kas nors paaiškės. Tai Laika valgysi tu ar ne? Nu gal... Ne? Klausyk, o to vardą turi? Kažkaip dar negirdėjau niekad. Mano vardas Andrėjus. Taip? Tengi tas iš Seimo. Kas? Ai, tas Seimūnas, kuris užsiminėja bankrotais. Klausyk, jau 10 minučių laukia, vis dėlto negražu parlamentaras. Kas? Laika, kelintam kursai išmokai šitą žodį? Pirmam, valstybės ir teisės teorija. Nieko, palauks. Jeigu aš galiu geresnio gyvenimo laukti, kurį jis žada, tai šį kartą jis manęs palauks. Rankas.
Jeigu jums nekliudys, tai aš pokalbio metu barškinsiu protokolą. Prašom. Juk kaip ne kaip jūs liudytojas. Oi, nekoks iš manęs liudytojas. Mūsų komisija taip iki galo nieko ir nesiaiškina. Bendradarbiavimo trūko ir tarp mūsų žinybų, ir tarp finansinių nusikaltimų tyrimų komisijos, ir tarp mokesčių inspekcijos. Pažįstamos bėdos. Milijonas auklio, vaikas be galvos. Vaikas be galvos. Na, žinote, tos komisijos sudarimas tai yra grynas politinis žaidimas. Žmonės pradėjo piketuoti. Na, reikia kažką sugalvoti. Sugalvoju komisiją, užkimšti jiem burnas. Na, taip atsidūriau trečio brolio Jono padėtyje. Ir pradėjau ieškoti pernykščio sniego. Klausykit, o tas Baltramiejūnas, taip? Kaip jis veikia? Na, kiek man pavyko susidaryti įspūdį, jisai perimdavo bankrutuojančių įmonių kontrolės susanavimo projektų, kurį tvirtindavo kreditorių komitetas. Jis gaudavo kažkokiu būdu valstybės finansavimą, valstybė davė garantą, kad kreditoriai jau patikėtų. A, po to tai... O po to? O po to valstybės pinigai kukų išnykdavo. Investuodavo į kažkokius neaiškius projektus. O iš ten jau skolos negrįžta. Tai va. O valstybės turtas ir toliau buvo švaistomas. Kreditoriai reikalaudavo kraujo, griebdavo Baltramiejūną už gerklės. O jis ką išveršia, tuščias kišetės, josgi tuščios. Tada prasideda teismai. Aš pats dabar peržiūrinėjau 10 civilinių bylų. O jūs nenumanote, kas galėjo norėti jo mirties? Matot, norėt galbūt norėjo kokie keli tūkstančiai piliečių. Bet kas iš to? Jis buvo reikalingas jiems gyvas, o ne miręs. Iš lavonų pinigų nepaimsi. Gerbiamas prokurorė, o galbūt jūs geriau paklausinėkit mūsų komisijos referentų Artūro Smuglevičiaus. Jisai į tuos reikalus labiau įsigilinęs. Aš tai kas? Jautrus politinis vadovavimas. O jis iš tikrųjų kiekvieną reikalą, taip sakant, iš esmės. Kągi, ir už tai dėkui. Nedrįstu jūsų užlaikyti daugiau. Va kągi, iki pasimatymo. Palaukit. Pasirašykit protokolą. O, mielai. Na tai kas, jeigu kas, skambinkit. Dėkui ir sudė. Viso geriausio. Viso geriausio. Viršininkė, nebus išlaikos Dichavičiaus, oi nebus. Pažiūrėkit, ar čia galima buvo geriau padaryti. Na tikrai čia, ar mano babutė, ar laika, ar bulvė, ar kopūstas. Apšvietimas blogas. Tai reikėjo arčiau privažiuoti, arba teleobjektyvą užsidėti. Iš kur aš jį paimsiu? Gal STT ir turi, arba saugumas, o pas mus kriminalkiai tokie nesiveisia. Gerai, kad numerį matosi. Nes tie nuovesos nebūtų pasižymėję. Bulvė užsirašė. Bulvė užsirašė, o tu? Kiek tave reikia mokyti? Tai ką žinau, mes važinėjom, bet čia nei iš šio, nei iš to batstas. Taip, sužinai registracijos numerį ir kas tą tačką važinės. Ir tik tai čia, vieną koją čia, kitą ten. Žinok, prie šitos bylos jau rezonansinė etiketė prilipdyta. Klausyk, o gal viskas ir sklandžiai eina, ką? Registracijos numerį jau kabliukas. Kad tik nebūtų per daug sklandžiai. Skuodi kažkur? Dar kartą noriu apžiūrėti įvykio vietą. Tai kad ten viskas jau iššukuota. Man ten geriau galvojasi. Nori nusikaltėlio psichologinį portretą sudaryti. Aišku, ką čia turi? Aišku. Atspėk, tai gausi. Į akį? Klausyk, tu vapšė bairių nesupranti. Čiagi Baltramiejūno telefono išklotinį. Gaila, kad vieno, nes į kitą dėdavo Tele2 pildyk kortelę, kai koks pacanas. Ir manau, kad visi rimtesni pokalbiai būtent ėjo iš jos. O čia kas? O čia aš sužymėjau visus aiškius telefonus. Čia va žmonos, čia va banko, kuris buvo kreditorius, čia va teismų, o čia poros gazetų, kur rašė apie jo problemėlės. O dar va, šitas dažnai kartuojasi. Nu. Klausyk, visai panašiu, nesenai skambinau. Darot Seimą? Teikt. Pračekinį?
Ir susitinkam prie degėsio, aišku. Boviesi. Žinai, Laikai, aš buvau teisus. Dėl ko? Sprogmo iš tiesų buvo diplomatė. Truputis trotilo ir daug cvekų. Bračia, Anot speco tokį dalykėlį gali netgi mėgėjas padaryti. Atidarai diplomatą, tau cvekai, babach į mordą. Nenorėčiau būti jo vietoje. Kas pas tave? Žinios iš registro. Mašina registruota Ford Sierra Artūro Smuglevičiaus pavardę. Kieno? Nu, Artūro Smuglevičiaus. Nekurčias, girdžiu. Nu, tai kam klausia? Tokia retorinė figūra. Čia ne teismas, retorikos nereikia. Smuglevičius, Seimo referentas. Palauk, taigi čia tas, kur pas tave buvo tiesa, ne? Ne, ten buvo Ruškys, Seimo narys, komisijos pirmininkas. Įdomu. Tai ką, žaidžiate ekstrasensus? Prie ko čia ekstrasensai? Nu tai kad va, Tadas vinukus čiupinėja, lyg jie ką nors pasakytų jam. O tu kaip visuomet įsižiojęs. Ar tu nekreip jį dėmesį, jis visuomet taip daro, kai tenka susidurti su valdžia. Su kokia valdžia? Seimu pavyzdžiui. Geras. Nes man bitai vat pašnipždėjo, kad numeris, kuriuo skambino Baltramiejūnas, yra Seimo darbuotoja. Nori spėsi? Smuglevičiaus Artūro, taip? Bet tu gal iš tikrųjų ekstrasensas? Tik tu viską anksčiau žinojai, tik mane kaip šunyti pirmyn atgal vaikai. Tadai, neputėvas tu bišas. Raminkis, Kugali, raminkis, nieko aš nežinojau. Laiką. Nu? O registre pasakė tos Smuglevičiaus namų adresą? Nu, pasakė. Patikrink Seimo kanceliarijoje. Ir rauni tiesiai pas jį. Nu, orderis. Orderis kaip visada atbulinė data. Gerai, varom. Ką, paknit kerosinom? Kas? Pasitrauk. Aš buvau ir šaltkalvis. Atsinakinsi tu padlą ar ne? Žinai anekdotą apie du bomžus? Vienas draugelis pasakoja. Čia man sakai? Tai ne Puškinui, o. Seniai čia mūsų referento nebuvo, viskas dulkėta. Ne, tu žinai, aš savo bute gyvenu, o dulkių tai panašiai. Tai va, tie du bomžai. Kokie du bomžai? Nu, kur draugelis pasakoja anekdotas. Nu. Tai va, eina du bomžai pro šiukšlyną, žiūri lavonas. Viduriai išvirtęs krandis prapjautas, o ten makaronai tokie. Sako vienas, o žiūrėk, visai geri makaronai, galima pavalgyti. Valgo, kitas sako, baigt vasi, taigi šlykštu. Tas jo, įsikišo du pirštus, viską išvėmė. O, sako, ačiū, kad pašildai. O, ir suvalgė. Laiką, tu baigsi ar ne, taigi man bloga daros. Einu vandens atsigersiu. Nebūk toks kistablaustis, ką? Klausyk, čia tikrai senokai kieno begyventa. Ateik čia. Kas ten tokia? Ateik. Mūsų referentas čia tikriausiai kokią savaitę nesilanko, žiūrėk, sriuba išžiūs. Točna. Klausyk, Laiką, davai apžiūrim viską greitai ir minam iš čia, jaučiu, kad čia kažkokia aura netokia. Galim varyti, o tai tikrai tu čia suviduriuosi. Liek tu savo čia. Viską apžiūrim.
Neringa? O ta tavo draugė Inga, na ta, kuris Seimo kanclerijoje dirba. Inga jos vardas berods, ar ne? Inga, o ką? O tu negalėtum jai paskambinti? Sužinot apie tokį referentą Smuglevičių. Artūrą Smuglevičių. Nežinau. Šiaip tai seniai nesimatėm, kaip čia dabar atrodė, skambinu nei iš šio, nei iš to. O tu sugalvo ką nors? O tau labai reikia. Labai greit širdelė. Inga. Ingutė? Labas. Čia Neringa skambina. Nu kaip netrukdau? Gerai. Seniai nesimatėm. Taip, būtinai. Taip, kavos ir prie kavos. Klausyk, Ingutė, norėjau tavęs vieno dalyko paklausti. Sakai, iškart supratai, kad ne šiaip savo skambinu. Žinai, mano Tadas vis nerimsta. Nori tavęs paklausti apie kažkokį tai Smuglevičių. Smuglevičių. Ai, taip, Smuglevičių. Na, ką šiaip žinai apie jį? Ai, nieko tokio. Nuobodus tipas. Ai, aišku. Popierinė žiūrkė. Ai, atostogauja, sakai. Kiek laiko atostogauja? Ai, Ingutė, kiek laiko atostogauja? Savaitę. Aišku. Aha. Na gerai, Ingutė. Nu, dėkui tau labai. Taip. Būtinai susitiksim. O tai kur tu dabar išlėki? Ačiū tau, tu dievas. Ai, ką jūs sakot? O kada man algą prokuratūra mokės? Ačiū tau. Ate. O, visą laiką taip. Ate. Aha. Vitkus, o ką jau negali užeit? Nieko naujo. Namuose jo nėra. Tikrinam oro uostą. Lyg ir neišskrido. Taip, per pažįstamus ir negausius giminės. Nieko. Žinai, atrodo, išskrido mūsų paukštelis. O ką žinau, gal paiešką reikės skelbti. Gal net per Interpolą. Viskas. Blin. A ko man tos 7 dienos taip užsifiksavo? 7 dienos. Savaitę. Prakeikimas sukasi galvoj, nors tu ką, pala, aš visai girdėjau nesenai, bet tik tai kitokiam kontekste. 7 dienos, ne. O čia? Lavonas išgulėjo vandenyje 7 dienas. 7 dienos, 7 naktis, 7 paros. Tadai, tu ką, rimtai apie tą paiešką per Interpolą? Tai kad žinoma, kad ne. Bet mes jau turim mūsų lavoną. Kokį dar lavoną? Ką, tau vieno Baltramiejūno neužtenka? Ką, ko čia taip džiaugiesi? To, kurio mums trūko. O, matai, vaikai. Turbūt šitie paskambino. Važiuok atsargiau, tai palys paratai. Gerai, matau. Va, tenai radom. Keistai jau senai stovi. Nueime, parodysit. Točnai ta pati. Žiūrėk, numeris tai irgi tas pats. Taigi čia referento mašina. Jo, fanai. Tai gal teiksitės pirštų anspaudus nuimt? Žinau. Dėl to ir čia atsigrūdau su jumis. Ir apskritai, nemokykit žuvies plaukt.
Alio? Sveiks, čia aš. Radom tą mašiną. Atrodo, čia tikrai Smuglevičiaus mašina. Aha. Gerai, iki. Reiks anspaudus sutikrinti su Smuglevičiaus. O kas mum už tai, kad radom? Gal guzas į ką? Kas? Gerai, gerai. Raminkite. O, imkite taką, nusipirkit saldainių. Jokių klijų, kad man nebūtų. Tu ką, pigilki taką? Tai tegul pasidžiaugia. Labadiena. Taip, prašau. Jūs sutrukdysiu? Ne. Sveiki. Jūs manęs nesutrukdysite, jūs aš ir išsikviečiau. Prašom sėstis. Dėkuoju. Gal kavutės? O, mielai, praeitą kartą, žinot, labai nebloga buvo. Kiek atsimenu, jūs geriat be cukraus. Taip? O, na, žinot, ir jūsų mintis. Dėkuoju, ačiū. Na, tai kaip tyrimas? Lėtai. Lėtai? Lėtai. Bet aptikom gan keistų faktų. Dėl to jūs ir pasikvietėte. O, įdomu, įdomu. O dėl vieno jūsų komisijos darbuotojo. Na, žinote, mane kankina bloga nuojauta. Bijau, kad gali pasitvirtinti. Ką jūs gero galite pasakyti apie Artūrą Smuglevičių, jūsų komisijos referentą? Na, jeigu atvirai, tai aš iš tikrųjų jaučiuosi trupučiuką kaltas, nes aš pats jį ir pasikviečiau. O jūs kuo jį kaltinat? Ne, dar nieko, bet aš jau sakiau. Artūras. Nu ką, Artūras? Artūras buvo labai neblogas vaikis. Taip. Be jo komisijoje kaip be rankų. Žinote, mane visą laiką neramindavo tie gandeliai, kad jis labai artimai susijęs su tomis bankrotų bylomis. Kaip tai? Matote, jis ir anksčiau buvo susijęs su tomis bendrovėmis. Dar anos kadencijos Seime, kai buvo svarstamas klausimas dėl tų bendrovių finansavimo, jisai ruošė visą medžiagą. Jis tada dirbo ekonomikos komiteto patarėjų. Jis buvo labai įsigilinęs į tą medžiagą, todėl šį ir pasikeičiau. Jūs juk irgi susijęs su šito klausimu. Aš domėjausi, jūs darėt pranešimą Seimo posėdėje, kai buvo pristatinėjimas šitas nutarimo projektas. Pranešimas. Ką komitetas įgalioja, tas ir perskaitė viešai paruoštą visų maidelę. Taip, Artūras. Žinote, jeigu leisite, aš būsiu atviras iki galo. Mane paskutiniu laiku neramina viena mintis. Pavyzdžiui? Jis visą laiką kažkaip tai užstodavo Baltramiejūną. Na, verslo rizika, nenusisekė projektai ir taip toliau. Aš jau buvau pats, gal bandžiau spręsti šitą reikalą, įsiaiškinti, kodėl jis buvo toks uolus Baltramiejūno atžvilgiu. Kaip? Buvo? Na, jiski dabar atostogose. Tiesa. Kaip kava? Gal dar kavos? Dėkoju. Klausykit, Berneva, nekoks iš manęs oficiantas. Aš tuoj pakviesiu sekretorę, apvalys.
Ko čia lakstai kaip pamišėlės? Nuneš tam Seimūnui kavos, kad nepabėgtų. Nešu. Viršininkė, gal gali sulaikyti tą Seimo liūtą? Kas atsitiko? Nueik, pasišnekėk su juo apie ką nors. Aš tau paskui viską papasakosiu. Gerai, tik tu paskubėk, gerai? Labai laiku nereikės man lakstyti. Kas čia per podelis? Klausyk, imi podelį, lėki į laboratorinį ir patikrini. Ar ant jo nėra tokių pat pirštų anspaudų, kuriuos radom pripėduotus Smuglevičiaus automobilį? Aišku, vieną pačią, kitą ne. Nėra kada, Ne, aš norėjau tik tai pasakyti, kad skrodimo metu aišku pasidarė, kad skenduolis yra Smuglevičius. Žinau, Bulve, žinau. Ir šitą žinau. Viską tai žinau. Tik klausyk, gal nereikia tų anspaudų tempti į daktiloskopiją? Geriau. Jūs viską žinot. Geriau varom, atsimeni, kaip su nuotraukom buvo. Ne, varom, bet su tavo mašina pas mane benzas baigėsi, gerai? Užsidėsim ir gaitę. Taip, taip. Tokios tokelės, kaip sako. Taip, nekokie pyragai, nekokie. Taip. Nelengvas tas valstybės pareigūno gyvenimas, kad ir ką žmonės kalba. Nelengvas, tikrai nelengvas, sunkus, varginantis, alinantis. Žinot, spauda, radijos, televizija, visur pilna žurnalistų. Spaudos klubai. Taip, taip, suprantu. Ne, tikrai sunku. Liaudės nekenčia, vyriausybė kaltina. O kokia prasme? Taigi. Norėjau dar jūsų paklausti, kokios prognozės dėl rinkimų? Jūs dėl prezidento, taip? Na, taip, taip. Na, žinote, kokia neprognozuojama mūsų tauta. Taip, taip. Sunku suprasti kieno simpatijos. Taip, bet reikia dar džiaugtis, kad nesam turkmėnai ir kad niekas niekada nebus išrinktas prezidentu iki gyvos galvos. O Andaigi buvo galimybių. Jūs apie tėvelį. Na, taip. Taigi visa laimė, kad sausis nebuvo pavadintas tautatėviu. Arba smuikininku. Taip. Ja, tautatėviu. Taip. Vitkus. Na. Taip, nuo manęs buvo. Sutampa. Labai puiku. A kokia šviežuma? Pati šviežiausia. Dėkui. Jūs man atleiskit, bet aš jau turiu skubėti, nes aš negaliu visą dieną sėdėti. Manęs laukia susitikimas, ir aš vėluoju pusę 10. Suprantu, bet tuoj jis žadėjo man grįžti. Na, gal jau kitą kartą, iš tikrųjų. Aš galvoju, Tadas jau kažkur čia lekina. Persiprašau. Vieną menką dalykėlį tyriau. Na, gal kitą kartą. Aš suprantu, turiu bėgti kitą susitikimą, aš jau vėluoju pusę valandos. Nu, gal vieną vienintelį klausimėlį. Vieną vienintelį. Jeigu galima. Ir tada jau galėsit bėgti. Kaip jūs paaiškinsit, kad Artūro Smuglevičiaus automobilį, kurį mes radom miške, visur kur, ant vairo sėdinių, visur kur tik tai galima, yra pilna jūsų pirštų antspaudų? Nesuprantu. Aš dažnai pasinaudodavau jo automobiliu. Netgi ir prieš atostogas važinėjausi. O įdomu, prieš kurias atostogas? Gal prieš tas, kurias jis nusprendė praleisti Nery? Klausyt, jūs galėjot pasirinkti nuošalesnę upę. Ir dar Seimo narys. Tai provokacija. Ką jūs galvojate, kai jūs turite reikalą su kažkokiu tai kėviniu? Aš turiu Seimo... O ką jūs galvojat Seimo mandatę apie Artūro Smuglevičiaus atostogas? Kalbėsiu, tik dalyvauju mano advokatai. Ja? Tai galite iš mūsų paskambinti, nes aš noriu, kad kuo greičiau mūsų pokalbis būtų pratęstas. Nebūk toks tikras.
Prisimeni, kaip sunku buvo su Butkevičium? Nieko. Priremsim. Bet aš vis tiek nesuprantu, kaip tu iki jo prisikasiai. Juk viską atrodė, kad padarė Smuglevičius. Nu jo, ir mašina jo, ir diplomatas, ir skambučiai, viskas jo. Afera paprasta kaip 3 kapeikos. Baltramiejūnas paimdavo bankrutuojančias bendrovės. O to Beruškį, kuris tada sėdėjo ekonomikos komitete, gaudavo valstybės garantiją, kad valstybė padės tų bendrovių sanavimų. Teismas duodavo leidimą pradėti sanavimą, Seimas nubalsuodavo, nu kaip tu nemestelsi poros milijonų badaujantiems darbininkams. Nu kaip tu nemesi. O Baltramiejūnas tos pinigus ir išplaudavo. Didesnioji dalis Kušo Ruškių, likusi Baltramiejūną. O žinai, kai kreditoriai susizgribdavo, kad visi mokėjimo terminai pasibaigė, atkišdavo jiems nepavykusius projektus. O tie vėl užsiunda Seimą. O ten kas? Ten ponas Ruškys vadovauja komisijai, kuri viską tyrė. Nu ką ten tyrė? Stabdo ir vilkina. Nu tai palauk, bet tai ko jūs tada tikėjosi? Kaip tai ko? Kad viskas bus užmiršta ir nurašyta ant senaties. Gerai, o tai kam jam reikėjo žudyti Baltramiejūną? O matyt, mūsų referentas Smuglevičius pradėjo nervintis. O gal užsimanė Baltramiejūno dalies, o gal tas Baltramiejūnas užsimanė Smuglevičiaus dalies, aš nežinau, tik tai ponas Ruškys nutarė vienu chodu atsikratyti abiejais savo bendrais. Iš pradžių išleido Smuglevičių atostogų, jį paskandino, pasiėmė jo mobilką, mašiną ir vaizdavo, kad viską daro pats Smuglevičius. Susprogdina Baltramiejūną. Galų gale atėjo operatyvinė info iš Kauno, kad sprogmenis užsakė pats Baltramiejūnas. Tuos sprogmenis, su kuriais pats buvo ir susprogdintas. Žodžiu, viską suorganizavo ponas Ruškys. Moriartis kažkoks. Net tokie žmonės pavojingi. O dar Seime. Tai ką, ir išgerkim už atsilaisvinusią Seimo nario kėdę.